Sveiki, mėlyjeji. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad atradote šį kanalą, kad klausotės šių laidų. Ne dėl to džiaugiuosi, kad patį kanalą atradote ar klausotės šių laidų, bet nuoširdžiai džiaugiuosi, kad domitės Dievo žodžiu, kad ieškote drauge, kad gilinatės drauge, siekiate pažinti Dievo žodį ir tai džiugina labiausiai. Be jokios abejonės yra daugybė būdų pažinti Dievo žodį ir patį Dievą. Tai yra tik tai viena iš daugelio galimybių. Bet džiaugiuosi troškimu, džiaugiuosi ieškojimu. Ir šiandieną mes tęsime ieškoti Dievo, skaitydami jo žodį. Ir prieš mano akis Luko Evangelijos 7 skyrius mes pratęsėme įskaityti, pradėjome skaityti prieš savaitę ir jei kartais neklausėte, kviečiu įsijungti ir paklausyti, kaip Jėzus padėjo dviem žmonėms, šimtininko tarnui ir našliai, kurios sūnus buvo miręs ir buvo prikeltas iš numirusių. Ir mes matome, kad apie tuos įvykius Jono mokiniai, Jono Krikštytojo mokiniai praneša jam. Kaip žinia, Jonas yra Erodo įkalintas, jis sėdi kalėjime. Ir jis tik tai iš kitų pasakojimų girdi apie Jėzų. Ir štai kasgi vyksta toliau. 18 eilutėje parašyta, visa tai pranešė Jonui jo mokiniai. Visa tai turimo omeny tai, ką Jėzus padarė, ką aš minėjau. Tada Jonas, pasišaukęs 2 savo mokinius, siuntė juos pas Jėzų paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Atėję pas jį, tie vyrai tarė, Jonas Krikštytojas mus siuntė pas tave paklausti, klausdamas, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Kasgi čia vyksta? Mes matome, Jonas Krikštytojas yra uždarytas kalėjime. Jis negali tiesiogiai susiliesti su Jėzumi. Jis net gali tiesiogiai dalyvauti jo pamoksluose, kai jis moko. Jis negali savo akimis regėti to, ką jis daro. Jis gali tik per atstumą iš kitų žmonių liudijimų, pasakojimų girdėti, kasgi jis, ko jis moko ir ką jis daro. Ir štai dėl kažkokių priežasčių mes matome, Jonui sukyla dvejonės. Ar tikrai jis yra tas, kuris turi ateiti? Nes, kaip mes prisimename, pačioj pradžioj, kai Jonas krikštijo žmonės, kai jis kvietė žmonės atgailai, netgi pats Jėzus ėjo krikštytis pas jį. Kai Jonas Krikštytojas pripažino, rodydamas Jėzus sakydamas, štai yra Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Matome, buvo laikas, kai Jonas buvo užtikrintas, daugiau nei užtikrintas, kad Jėzus yra Dievo siųstasis. Prisiminkime, kai Jonas krikštijo Jėzų ir Jėzus išbrido iš vandens, balsas iš dangaus pasigirdo, šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Jis girdėjo Dievo balsą iš dangaus, paliudijant, jis regėjo šventąją dvasią balandį nusileidžiančią ant Jėzus. Jis turėjo daugybę liudijimų, jog tai yra Dievo siųstasis Jėzus Kristus. Ir štai dabar, kažkuriuo metu, Jono mintyse, Jono širdį susiformuoja dvejonė. Ir tai yra pilnai žmogiška. Taip mes galime tai paaiškinti. Mes žinom ir savo gyvenime. Ir kitų žmonių gyvenime. Regime, kaip, žiūrėk, vienu metu žmogus yra giliai tikintis, pilnai įsitikinęs, karštas dėl Dievo, pasišventęs.
besiaukojantis. Ir paskui, žiūrėk, kažkuriuo metu praėjus daugeliu metų nutinka kažkas, žmogus atvėsta, žmogus ima dvejoti, žmogus ima piktintis, žmogus pasikeičia. Kažkas įvyko gyvenime, kažkur neišstovėjo, kažkokios aplinkybės suvaidina tą neigiamą vaidmenį, įneša dvejonės, įneša tokį pasimetimą. Ir tos aplinkybės, kad Jonas patiria tą neteisybę, neteisingai yra įkalintas, greičiausiai ne tik tos aplinkybės, bet kažkas daugiau suvaidina būtent tą vaidmenį ir jame gimsta dvejonės Jėzumi. Galbūt būtų lūkesčių kažkokių, remiantis Senuoju testamentu, kad apie Mesiją, kai buvo kalbama, buvo sakoma, jis išvaduos iš priešų rankos ir panašiai. Galbūt būtų lūkesčių dėl Mesijo, dėl jo veiklos, dėl jo darbų, kaip jis veiks. Ir to nematydamas, to pastigesdamas, galbūt Jonas sudvejojo, ar tai yra tikrai jis. Ir jis siunčia savo mokinius paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. 21 eilutė. Kaip tik tuo metu Jėzus pagydė daugelį nuo ligų bei negalių ir nuo piktųjų dvasių. Daugeliu aklųjų dovanojo regėjimą. Tad atsakydamas jis tarė jiems, nuėję praneškite Jonui, ką matėte ir girdėjote, aklieji regi, lošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Štai koks Jėzaus atsakymas. Mes matome, kad Jėzus nesmerkia Jono dėl jo dvejonių. Jis nekaltina jo, jis nepriekaištauja. Bet jis siekia atstatyti tą pasitikėjimą jame, rodydamas į tam tikrus darbus, tam tikrus požymius, Mesijo požymius. Sako, žiūrėk, Jonai. Aklieji regi, lošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusiai prikeliami ir vargšams skelbiama geroji naujiena. Jėzus bando įtikinti Joną iš naujo, patraukti tas dvejonės ir sklaidyti tas dvejonės Jono mintise. Dabar jis rūpinasi Jono sielą. Jis rūpinasi statydinti jį. Ir sako, palaimintas, kas nepasipiktins manimi, palaimintas, kas neatmes manęs. Laimingas tas žmogus, kuris išliks su manim, prie manęs, nepaliks manęs. Neįsileis dvejonių manimi. Na ir Jėzus tęsė toliau. Jono pasiuntiniams nuėjus, jis pradėjo kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pažiūrėti, ar vėjo linguojamos nendrės? Ko išėjote pamatyti, ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Antai tie, kurie ištaigingai vilki ir prabangiai gyvena, yra karaliaus rūmose. Tai kogi išėjote pamatyti, ar pranašo? Taip, sakau jums, ir daug daugiau negu pranašo. Jis yra tas, apie kurį parašyta, štai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Sakau jums, tarp gimusių iš moters nebuvo didesnio pranašo už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias Dievo karalystė didesnis už jį. Jį išgirdusi visa tauta, taip pat ir muitininkai, pripažino Dievo teisingumą, nes leidosi krikštimi Jono
krikštu. Štai mes matome, kad Jėzus kelia Joną Krikštą žmonių akise. Mes matome, kad Jėzus žodžiuose nėra nė šešėlio priekaišto Jonui. Ir tai labai guodžia. Tai labai guodžia, kad mes esame žmonės. Ir žmogiška yra suklysti, žmogiška yra sudvejoti, žmogiška yra pasilpti. Bet kas yra pozityvaus Jone, nors jis tą akimirką yra pasilpęs tikėjime Jėzumi, bet jis siunčia pasiuntinius pas Jėzų ir klausia jo. Ir tai yra, manau, svarbiausias dalykas, kad net ir pasilpus jis visgi juda link Jėzaus ir siekia išgirsti, kaip yra iš tikrųjų. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Taip ir mes savo gyvenime, kai mes pasilpstame, kai mus apninka dvejonės, kai mums atrodo, kad Dievas mus paliko, kai mums atrodo, kad Dievo galbūt ir nėra, gal aš tik prisigalvojau, kaip mums atrodo, kad nėra išeities, viskas veltui ir bergždžia. Eikime prie Jėzaus, prisiminkime tas dienas, kai mūsų širdis degė dėl jo ir kreipkimės dar sykį į jį. Ir Jėzus mūsų neatstums mūsų silpnume, jisai kreipsis į mus, jis kels, jis stiprins mus. Tik eikime į jį net savo giliausiai duobėje, net savo niūriausią gyvenimo dieną, net tuomet, kai esame silpniausi, visgi atraskime tų jėgų tarti žodį Jėzui. Tegul tai bus netikėjimo ir dvejonės žodis, gal net priekaišto žodis, kylantis iš mūsų silpnumo. Bet tai bus nuoširdu tai, kas yra mūsų širdį, be vaidybos, be kažkokių pagražinimų. Bet kreipkimės nuoširdžiai į jį. Taip kaip čia mes matome, Jonas neslėpia savo dvejonės. Ir jis yra netoli pasipiktinimo ribos, jeigu Jėzus sako, palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Taigi mes matome, tai yra Jono Krikšto silpnumo akimirka, silpnumo valanda. Ir kaip jis tvarkosi joje, jis kreipiasi į Jėzų, o Jėzus jį palaiko. Jis duoda jam atsakymą. Jonas ir toliau Jėzaus akise yra didžiausias iš Seno testamento pranašų. Niekas neatšaukiama, niekas nepranyko. Jėzus ir toliau cituoja Senąjį testamentą ir pritaiko į Jonui Krikštui, sakydamas, kad jis yra tas pasiuntinys, kuris nuties man kelią. Jėzaus akyse Jėzus ir toliau yra tyrose šaukiančiojo balsas. Jis ir toliau miniai pristato Joną kaip pranašą, kaip didžiausią iš Seno testamento pranašų. Ir mes matome įdomų pasakymą, kad sako, bet ir mažiausias Dievo karalystė didesnis už Joną Krikštą. Ką Jėzus turi omeny, greičiausiai jis turi omeny būtent tą teisumą, kurį Jėzus dovanoja. Teisumą kylantį per tikėjimą Jėzumi. Nes Jonas Krikštytojas rodė į Jėzų. Jis sakė, tai yra
avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir jis krikštijo atgailos krikštu. Bet tie, kurie ateina pas Jėzų ir yra jo apvalomi, jie teisumo prasme yra didesni nei Seno testamento tikintieji, kurių teisumas rėmėsi ne į tikėjimą Jėzumi, bet į klusnumą, laikymasi Dievo žodžio, įstatymo. Taigi Jėzus sako, apie jį išgirdusi visa tauta, net ir muitininkai pripažino Dievo teisingumą ir leidosi krikštimi Jono krikštu. Tik fariziejai ir įstatymo mokytojai atstūmė, kad Dievas jiems buvo sumanęs, nesiduodami Jono krikštijami. Įdomi detalė, kad fariziejai ir įstatymo mokytojai atstūmė, kad Dievas jiems buvo sumanęs, nesiduodami Jono krikštijami. Čia Jėzus išduoda mums tokią mintį, kad Dievas buvo ne tik muitininkams, laisvo elgesio moterims ir visiems kitiems numatęs išgelbėjimą, bet net fariziejams ir įstatymo mokytojams, kurie yra aršiausi, didžiai dalimi, jie yra aršiausi Jėzaus priešininkai, Jėzų vadinantis piktžodžiautojų, apsišaukėlių ir panašiai. Sako, Dievas buvo numatęs ir jiems išganymą, tikėjimą, Dievo sūnaus pažinimą, bet pasakyta, jie atstūmė. Reiškia, įmanoma, kad Dievas mums kažką numato gero, dieviško, bet mes kaip žmonės patys savo rankomis visą tai atstumėme, atsižadame, nepriimame. Ir tai yra labai liūdna, kai Dievas nori mus palaiminti, o mes sakom, ne, mums to nereikia. Tai yra liūdna, bet ir baisu tuo pat metu. Ir taip nutinka su fariziejais ir įstatymo mokytojais. Nes jie net pažįsta Jonę Krikštytoje ir Jėzuje Dievo veikimo, Dievo asmens. Ir tolimesnių palyginimų Jėzus tai ir nupasakoja, su kuo galėčiau palyginti šios kartos žmonės, į ką jie panašus. Jie panašus į vaikus, kurie susėdę turgavietėje vieni kitiems šaukia, mes jums grojome, o jūs nešokote, mes giedojome raudas, o jūs neverkėte. Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas, jis nevalgė duonos ir negėrė vyno, tai jūs sakėte, jis demonų apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus, jis valgo ir geria, tai jūs vėl sakote, štai rijūnas ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Bet išmintį pateisina visi jos vaikai. Taigi Jėzus duoda tą tokį palyginimą. Sako, su kuo aš galiu palyginti šios kartos žmonės? Su vaikais, kurie sėdi turgavietėje ir vieni kitiems šaukia, mes jums grojome, o jūs nešokote, mes jums giedojome raudas, o jūs neverkėte. Kitaip tariant, mes niekaip negalėjome jums įtikti, mes skelbėme jums džiaugsmą, jūs nesidžiaugėte. Mes skelbėme jums gedulą, jūs neverkėte. Vis kažkas ne taip, jūs neadekvačiai reaguojate, neadekvačiai priimate. Ir štai Jėzus tai pritaiko savo ir Jonui Krikštui. Štai atėjo Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė, negėrė, gyveno asketiškai, gyveno dykumoje, dykvietėse, retai kada pasirodė žmonėse. Tai sako, jis demonų apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus, jis visai kitoks.
Jis elgiasi visai kitaip, jis valgo, geria, dalyvauja vestuvėse, eina į svečius, priima pakvietimą į svečius, bendrauja su žmonėmis, yra tarp jų, eina iš miesto į miestą, jis yra visuomet apsuptas minios. Tada jūs sakote, štai rijūnas ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Ir vėl negerai. Jonas negerai, Jėzus negerai. O kas tada gerai? Ir mes pamatome, mes galime nujausti iš šito Jėzaus pasakymo, kad negerai yra ne su Jonu ir ne su Jėzumi, negerai su ta karta, negerai yra su tais fariziejais ir įstatymo mokytojais, kurie savo širdį yra užsidarę, nesvarbu, kas ateis, ir nesvarbu, kaip kreipsis, ir nesvarbu, kas skelbs, jiems vis tiek tai bus tolima ir svetima, jie vis tiek tai atstums ir atmes, nes problema ne tame, kuris kalba, ne tame, kuris kreipiasi, bet tame, kuris klauso, tame, kurio širdis uždara, kuriam nerūpi iš tikrųjų Dievas, kuris gyvena savo supratimuose, įsivaizdavimuose ir yra užkietėjęs tame. Yra nepaslankus naujai pažvelgti, naujai išgirsti, naujai priimti. Ir tokiu būdu žmogus prasilenkia su Dievo sumanimais, su Dievo planais, su Dievo dovanom, su Dievo palaiminimais. Taigi tai yra pamoka ir mums. Tai yra pamoka ir mums būti atvirais ir suprasti, kad Dievas gali veikti labai skirtingai per labai skirtingus žmonės. Svarbu, kad širdis nebūtų užkietėjusi, svarbu, kad troškimas Dievo būtų, lūkestis, laukimas Jo. Ir nuolanki širdis. Ir žiūrėk, tuomet mes atpažinsime, kur esama šventosios dvasios, kur esama gyvo Dievo, o kur ne. Ir baigiant, norisi vis dar priminti Jono Krikštytojo silpnumą, iš kurio jis lipa kreipdamasis į Jėzų. Taip ir mes. Nepasiduokime savigailai mūsų silpnumo akimirkomis. Negailėkime savęs, bet ryžtingai ženkime žingsnį Jėzaus link. Jis išties mums ranką ir ištrauks iš mūsų duobės. Ačiū, brangieji, kad buvote drauge. Ačiū, kad skaitėte drauge. Pasilikime ir toliau prie Viešpaties, prie žodžių. Ir jis gaivins ir stiprins mūsų sielas. Linkiu kiekvienam iš mūsų tvirto pasitikėjimo juo, kad juo nepasipiktintume. Laimingas, kas nepasipiktins Jėzumi, sako jis. Sudie.